Ką ten su kompais? Sveiki, gerbėmieji. Sveiki, gerbėmieji, vėl saulėta dienas, vėl sekmadienis. Šiandien. Tai va, taip, porą savaičių nebuvom. Jo, kiek prisigaupė dalykų. Kaip man toks jausmas, kad ir per savaitę čia būtų analogiškai prisirinkę intensyvios savaitės. Jo, tokios geros. Nemanau, kad mes čia labai dažninsim dėl to, nes paskui bus prisėsi per savaitę ir nieko neįvyko. Tai čia galima prisigalvoti kažką paplepėti. Tai apie tuos įvykius ir pasišnekėkim. Pirmas įdomesnis, gal net ne tiek susijęs nei su open source, nei su saugumu, sąlyginai su saugumu. Amazon lobistams nebeleidžiama vaikščioti po Europarlamentą. Jiem fiziškai nebeleidžiama ten būti. Nes jie ten, kaip supratau, per daug nagliai ir nėra čia ko jam. Per daug nori įtakoti dalykus, kurie yra, kaip sakyti, europietiški. Kaip žinia, Amazon yra tenai prieš visokias profsąjungas, ten darbuotojų teisės ir panašiai, jie labai ten tų nemėgsta. O Europoje atvirkščiai. Bet tai čia iš kitos pusės visai logiška, Amazonas gi amerikiečių kompanija, o amerikiečiai, kas moka pinigus, tas renka prezidentą. Tai va, bet Europos parlamentas pasakė, ne, mes norim savo turėti lobistus. Man tas veiksmas iš ES skamba visai logiškai, kadangi čia pastaruoju metu vis teko sekti tokią naratyvą, sakykime taip, kad gal gaivinam Europoje cloud computingą, gal netiduodam savo resursų į kažkokius tai užjūrius, nes blemba kažkaip Amazonas, Cloudflare'as, ko pasekoje nebeturime Europoje specialistų, kas galėtų statyti tokią infrastruktūrą, tie patys visi mailų serveriai. Čia dabar galvoju, man atrodo, prieš porą savaičių teko skaityti Nyderlandų šitas NL domenų registratorius nusprendė pamovinti į Amazono šitą pusę. Infrastruktūrą? Jo, į Amazono infrastruktūrą ir kažkaip dalis open source entuziastų gana smarkiai užprotestavo, ten pradėjo rašyti laiškus į parlamentą. Žodžiu, tai privertė tą registratorių truputėlį skaidriau ir aiškiau kalbėti apie planus. Ir kaip supratau, dabar galutinis sprendimas yra tiesiog ne pačią DNS infrastruktūrą perkelti į Amazoną, o tiesiog ten registracijos puslapį ir ten kažkiek duombazių kažko tai. Bet iš kitos pusės mane visai džiugina, kad toks yra pakankamai entuziastų, kurie politiką domisi, gilinasi ir apie tai kalba ir kelia tą problemą, nes aš asmeniškai matau tame irgi problemą. Taip. Šiaip iš vis Europos parlamentas, reikia pripažinti, jie, kaip sakyti, mėgsta tą open source. Dėl ko? Dėl ko, kad open source'as turi tą selling pointą, kad lieka pas jūs. Taip. Tai tas yra gerai, jeigu ten buvo, nežinau kaip dabar, bet yra buvę programų, kad dėk pas save open source'inius sprendimus, gali gauti paramą. Taip. Nežinau kaip prieš metų, dabar gal ar yra ar nėra, bet tai mėgsta, aišku. Aišku, amerikiečiai nori savo produktus stumdyti. Šiaip aš ir Lietuvoje dabar vis užmatau vieną kitą viešąjį pirkimą. Man atrodo, buvo kažkurios ministerijos įstaiga po kažkuria ministerija, kuri ten trekina medžius, vilkus ir ten visą kitą. Pasirodo, jie iš Atėjos turi nusipirkę paslaugą ten kažkokiu tai sistemų jam prikurt. Ir vienas iš techninės specifikacijos reikalavimų yra, kad visi tie produktai būtų open sourciniai. Arba bent jau dalis komponentų. Tai buvo visai smagu užmatyti, kad ten Atėjos GitHub'o accountas, žodžiu, ten kaip ir projektas baigėsi, bet jie yra įpareigoti taisyti bugus ir ten pull requestai vyksta, žodžiu, toks. Šiaip, tarp kitų, čia toks fun fact. Ar žinojai, kad oficialiai dar seniai čia buvo, dar prieš 15 metų, man atrodo, priimta, kad įstaigos Lietuvos turėtų naudoti ODT formatą. Taip, atvirą formatą, bet visiems pofik niekas to nenaudoja. Visi prie bordo sėdi. Bet čia vėlgi, aš kiek atsimenu su to ODT irgi toks enshitification procesas vyko ir tas, kur tipo, kaip ten, užvaldyk ir sužlugdyk. Ir koks ten tas, nes Microsoft'o šitas naujas, sąlyginai naujas DocX'as konceptualiai irgi turėjo būti atviras standartas, bet tas atviras standartas toksai, kad veikia tik tai ant Word'o. Jo, ta prasme, bet didžiulis dokumentas ir pats Microsoft'as implementuoja biškį kitaip negu jų pačių standartą. Jo. Standartą, kurį dalyvavo kuriant. Tai čia analogiška problema, pavyzdžiui, su UEFI,
kur, ta prasme, Intelis, Microsoftas, ten Amazonas, ten dar kažkas dalyvavo, kuriant standartą, bet kai pasiemi tų dalyvavusių įmonių, kuriant standartą produktus, tu matai, kad jie labiausiai to standarto nesilaiko. Ką ten dar su Nyderlandai? Ai, tai dabar vat, irgi neseniai paskelbė šitas Nyderlandų parlamentas, kad vat, vėlgi perkelia savo visus mailus į cloud hostingą, tik šį iki Microsoft cloud hostingą. Ir toks vėlgi analogiškai, seku aš Mastodone ten keletą veikėjų iš Nyderlandų, tai ten gana smagiai papostina, nu žodžiu, kas vyksta ir kokie ten debatai vyksta, kokius ten laiškus siunčia, nu žodžiu, ką jiem ten parlamentas atsako ir valstybinės institucijos. Vat šiuo metu man Nyderlandai toks vienas iš geriausių pavyzdžių vat, komunikacijos tarp vat, technologijų entuziastų, open source veikėjų ir valstybės institucijų. Tai toks, nežinau, kažkaip džiugiai. O kodėl vat, pas Microsoftą perkelt infrastruktūrą, mailus, mes praeitoje laidoje apkalbėjom šiek tiek. Oi, taip, ir dar turbūt šiandien dar prisiminsim šiek tiek vėliau. Jo, bus dar. Taip, apie open source. KDE išleido Plasma 6 versiją, kaip jie pavadino mega release, ten viskas tenai labai krūtai. Aš pamėginau, nieko kažko labai, kaip sakyti, nemačiau, bet man šiaip niekada KDE nelimpa prie rankų, tai čia gal mano reikalas. Tiesiog man labai per daug panašu į Windowsus. Tas visas apačioj ten jo gali susikonfigūruoti, bet, aš noriu kažkokį out of the box. Bet tai žinai, čia iš dalies yra selling pointas, ta prasme, parduoti kažką panašaus į Windowsus, bet dalį žmonių nenori mokytis. Jo, tai čia su to viskas tvarkoja, tas dėl to man neprilimpa. Man, pavyzdžiui, prie to Gnomo pripratau, kur tenai skiriasi ir nuo Windowsų, skiriasi ir nuo Macoso, savas tenai tasai ta paradigma ir panašiai. Tai ten jie daug ten turi ką pridarė ir tai, kas vienas tokių kritinių, gal ne kritinių pakeitimų. Kubas, kritinis pakeitimas. Jo, Kubas irgi, bet Veilandas. Defaultas dabar Veilandas. Make sense, ta prasme, prie to einama. Prie to eina visi pabiški, bet jo. Bet vis tiek, man atrodo, kokio Pipewire adoptionas greitesnis visgi negu Veilando. Mažiau sulaužo dalykų. Jo, mažiau dalykų. Garsas visada ant Linuxo grybavo kart nuo karto. Nu jau. Visi skundžiasi garsu, žinai. Prieš Pipewire buvo Alsa ir ten Jackas buvo, tokie buvo daugiau tų konkuruojančių. Prieš Veilandą X'as buvo vienvaldys realiai. Taip, ta prasme, bet čia kalba ne tik apie kompiuterius, bet ir, nežinau, osciloskopas, kuris tam turi X'ų serverį. Ta prasme, pagamintas ten 8 kažkelintais. Tai vat būtent, o tai dėl to tokis, kai šiaip jau buvo kažkokia konkurencija ir tenai galėjai kažką pasirinkinėti, tai lengviau kažkokį dar naują įdėti, kuris maždaug visiems geriau veikia, negu visuotinai priimtą standartą. Ir dar kitas dalykas, Nvidia, man atrodo, jie tenai vis dar su savo tais proprietary driveriais ten kažką tai nedraugauja su Veilandu normaliai. Oi, tai su kuo Nvidia draugauja konkrečiai, ten pasižiūri distribucijas, kur... Ne su Torvaldsu, tikrai. Fuck you, Nvidia! Šeši, vat priminėjai su KDE, tas Kubas, visa kita. Man atrodo, jie ten, aš nežinau, su Ubuntu 8.04. Aš esu Kubą įsijungęs ir tą visi... Vobli langai, Kubas, tada lietus ant ekrano. Jo, tai dabar čia irgi ne per daug seniai irgi gražino, kad tipo vos ne GNOME extensionas, kur langai išjungiantis, kaip į lempą sulenda. Sulenda. Galimybės galima padaryti, kažkam patinka. Nes aš sakau, iš senų laikų, čia prieš 10 metų, 11, kada visada būdavo tas, kur mes norim ko nors gražiai, estetiško, gražaus, visą kitą. Kada? Tuo metu ir Gnomas, ir buvo tas Kompizas, bet atsirado visi kiti, ir Unity, ten tas, šitas Unity Desktop Environment. Jo, nes čia biškai pasidaro sudėtinga atskirti, kuris galas ką aptarnauja, nes Veilandas kaip ir apima dalį funkcionalumo ir Windows Managerio, ir ten dalį funkcionalumo aplinkinių visokių softų. Toks, nežinau. Iš kitos pusės X'ai tuo patiko, kad jie turėjo, kaip čia pasakyti, konkretų architektūrinį dizaino choice'ą. Tu gali turėti atskirą serverį, kuris daugiau nieko nedaro, bet servina fontus.
Atskirą serverį, kuris renderina grafiką Dixo serverį, atskirą serverį, kuris ten kažką daro. Šiek tiek didėjant computing resursam, tie visi atskiri serveriai, kurie galėdavo ir kartais sukdavosi atskirose mašinose, sulindo į vieną kompą, į, žinai, asmeninį kompą. Jo, ir paskui tas pasidarė toks, kaip čia, toks monstras. Nu, taip, atskirai konfigūruojamas monstras, bet, pointas buvo originaliai gebėti viską distributed laikyti. Tai aš kaip suprantu, Veilandas irgi kažką panašiai, nes jo irgi dabar selling pointas, kad jis yra modulinis. Taip, bet turbūt kitame lygiai. Aš nesu tikras, reikėtų pasigilinti į Veilando architektūrą giliau. Atrodo, tas moduliarumas truputėlį iš kitos pusės prie to prieinama. Gali būti. Nedirbam prie to asmeniškai, tai nežinom, negali būti. Reikėtų kažkada prisės pasigilinti, bet tu neturi to tokio, kur reikia pasibandyti, žinai, šiandien reikia pasibandyti šitą grafinę aplinką. Aš nebe tas amžius jau žinau. Tas distrahopinimas čia. Jau nebe tas amžius, man sakau, jau man prašokinėjęs kažką per šitos, bet neprilipo man. Taip. Tas neprilipo, tenai pabandžiau, kažkada netgi šitą bandžiau, Panteoną, to elementariai. Taip. Tai, tipo, Makos estetika, neprilimpa man grįžtų galiausiai vis tiek prie Gnomo kažkur. Open source temą tęsant, Cloudflare'as pristatė savo Pingorą. Čia kažkoks AI solutionas, taip? Ačiū Dievui, tiksliau nepristatė. Jie jau, kaip sakyti, patys jau sėdėdavo, jie atidarė. Open source'ino savo Pingorą, kas yra kaip Nginx'as. Nginx'o konkurentas. Nginx'as skaitosi net ne tai, kad web serveris, Nginx'as yra šitas proxy serveris. Tai jie jau jį naudoja nuo 22 metų, bet dabar jie tiesiog į open source. O pačio licenzija, kas kind of open source, bet tarkim. Tai jie aiškina, kad jis tenai už Nginx'ą tenai kartais greitesnis. Antrasto parašytas, kaip matau. Beros antrasto. Ir jie, kadangi patys naudojo Nginx'ą savo infrastruktūroje, bet matyti jam jau ten ir ta konfigūracija nusibodo, ar ten kažko nebeištraukė, tai patys puolėsi padaryti. Žiūrėsim, kas bus. Kol kas dar yra, man atrodo, ten ta versija. Jie aiškina patys, kad per tos porą metų jie tenai milijardus, trilijonus puslapių atidarė. Bet jie turbūt vienas didžiausių apskritai klientų galimų Jo. Jie tenai kiek 100 procentų interneto serverio. Taip. Per juos. Bet kol kas ta Pingora, bent jau ta open source, yra tenai vos net pre-alpha versija, kurią nerekomenduojama naudoti. Jie patys naudoja. Čia taip įdomu, gal kažką truputį kitokį dalyką naudoja, negu ką pateikia. Nežinau, man tas kišimas visko po Cloudflare'u, tai kartais labai užknisa. Pavyzdžiui, LRS puslapis po Cloudflare'u pakištas ir nori ten, nežinau, išsitraukti transkriptus, pavyzdžiui, parlamento šitų posėdžių. Ir šūda, prasme, ten Cloudflare'as pradeda staugt, spjaudytis, ten normaliai nepasiskreipinsi, legaliai parsisiųsti vieno bandlo irgi neišeina, turi ten PDF-ą, kurį ten reikia parsinti svark. Ir čia grįžtam prie to, kad dalis, čia nežinau, nacionalinės infrastruktūros. Tas yra po amerikietišką kompaniją. Taigi akivaizdžiausias pavyzdys, 16, kai buvo rinkimai. Prieš rinkimus buvo galėjai tenai pasispausdinti savo rinkėjų biuletenį. Ir galėdavai, buvo po Cloudflare'u ir ten sesijos susimaišydavo ir kito userio galėdavai pasigauti duomenis. Ir po ten kažkas, tai aišku, buvo tenai ir mūsų programeriai drožiami, kurie ten tą viską darė, po Cloudflare'u pakišo, tai o po kelių mėnesių išaiškėjo, kad čia buvo Cloudflare'o bugas. Taip. Vietoj 0 vienetas ar kažkaip atvirkščiai ten eidavo, kažkurioje vienoje vietoje. Tiesiog vienoje vietoje buvo toksai bugas. Visiškai minor. Aš čia dabar galvoju, čia šitas atvejis, man atrodo, čia ne šitas atvejis, čia dar buvo dar kitas atvejis, kur tiesiog, jie ten turi tam tikrą templatinimo engine'ą, kuris tiksliau naudoja tam tikro templatinimo engine'ą ir jų template'uose buvo bugas, kurio pasiekoje, ta prasme, prie puslapio galo, prie HTTP responso galo, atidarinėjant kokį puslapį po Cloudflare'u, appendindavo
bet kurio kito userio post-get užklausų responsą. Ir ten buvo tokių krūva variantų, kur ten Google'as kapojasi baisiai su šitais takedown requestais, kadangi Google'as užkešino krūvą puslapių, kur tu turi ten, nežinau, kažkokio tai randominio puslapio užkešintą versiją, kurioj po apatinių HTML tagų yra prikabinta užklausos bet kokio kito userio, kuris ten kabo ant to pačio Cloudflare instanso. Ir ten belenkiek ir passwordų nutekėjo, ir gabaliukų dokumentų privačių, ir ten kapės. O po to su Google'u kapojosi visi, kad žiūrėkit, hebra, galite išimti šitą užkešintą versiją mūsų puslapio, nes čia kažkokie tai passwordai matosi atvirų tekstų. Čia turbūt, aš nemanau, kad tai buvo pagrindinis kriterijus, kodėl Google'as uždarinėjo savo tą webcache'ą, bet, skamba visai logiškai, kad, nemanau, kad yra labai noro spręsti kitų problemas, žinai. Jo. Šiaip visai man tas, labai dažnai naudodavau šį webcache'ą, palyginus, ir čia, nežinau, pastarosius 10 metų jis pamažiukais mažėja, traukiasi, dingsta mygtukas, tipo, Google search'uose. Dabar jau visai. Jo, dabar jau jie visai paskelbė, kad decommissions šitą visą daiktą. Tai įdomu, kaip šiandien bus su šituo jau Pingora. Matysim. Šiaip smagu, kad rasta adoptina dar viena kompanija, kuri nėra Mozilla. Smagu, įdomu, žiūrėsim, kaip jiems seksis. Toliau. Ne apie tai, kaip sakė, apie ne open source gaunasi. HDMI Forum, tai čia yra organizacija. Organizacija atsakinga už HDMI protokolo įgyvendinimą. Turbūt ir sertifikavimas, specifikacijos turbūt kūrimas irgi jo. Čia kaip armas, tai čia specifikacija išdėmėjaus. Jo, AMD kreipėsi į juos, tipo maždaug mes norim ten savo driveriuose, AMD, jeigu jūs nežino, savo driverius open source paduoda. Taip. Gana sėkmingai, tiesą sakant. Jo, čia jie prieš Nvidia laimi šitą vietą. Jo, ir jie paprašė to HTML forumo, kad jie galėtų ten kažkokius tai dalykus įgyvendinti open source, į open source drivers. HTML forumas pasakė, eikit, švilpt, neleisim. Jo, bet čia gana dažnas variantas, kai kokia nors institucija, čia gerai, ne institucija, kokia nors kompanija kuria kokį nors standartą ir tą standartą licencijuoja. Licencijavimas standarto, yra kaip ir OK, ten kokios C kalbos standartas, irgi yra parduodamas dokas, bet čia yra tame turbūt didžiausia problema ta, kad šitas HDMI forumas taipogi reikalauja ir gana griežto NDI pasirašyti. Taipogi jie licencijuoja produktus per device, ta prasme, kaip tą, pavyzdžiui, licencijuoti, nežinau, ten šitų vaizdo kortų driverių atveju, ta prasme, kaip atspėti, kiek kompų suinstaliuota, vaizdo kortą ir kuri naudoja tą driverį, kuris buvo parašytas remiantis tą specifikaciją, kurias be NDI-jaus ir be licencijos neduoda. Ir apskritai, čia pastaruosius metus darosi akivaizdu, kad HDMI-jaus kaip standartas, kaip protokolas, kaip jungtis gana smarkiai nusileidžia DisplayPort'ui. DisplayPort'as irgi ten po licenciją, norint prieiti prie standarto, reikia susimokėti, bet kalbant iš funkcinės pusės, ten paprastumu, standarto dydžiu ir, HDMI panašu, kad smarkiai nusileidžia ir tokie standarto kūrėjų sprendimai nepadeda. Labai daro produktą hacker unfriendly. Jie gal nori padaryti hacker unfriendly, bet tada kitų bėdų bus. Žinai, kaip pagalvoju, Raspberry's kaip iškilo ir kiek žmonių užsikabino, ten bet ką daryti, ten Minecraft'o serverį pasileisti, ar ten, nežinau, televizoriaus priedėlį kokį nors ten, ar kažką, ten milijonais tų Raspberry'ų pardavė ir prie šito viso judėjimo ir prie Raspberry vartotojų prisijungė krūva žmonių, kurie, veikiausiai nebūtų gyvenime nei su Linux'u susipažinę, nei kažką tokio bandė paleisti. Nežinau, tokio pobūdžio pribojimai tai mane visai nedžiugina. Bet, ką padarysi? Ir vėl grįžtant prie, source'o, open source'o. GitHub'o
repozitorijų, kodo repozitorijos susidūrė su įdomiais dalykais praeitas. Čia praeitą, užpraeitą, jo, čia praeitom savaitėm. Čia gal, man atrodo, net kaip baigiam praeitą įrašinėti ir tada išlindo, kad GitHub'as užsilenkinėja. Jo. Ne tai, kad užsilenkinėja, iš pradžių tai buvo toksai TXYZ, ten kažkoks projektas, kurie ten bando, kad tu turi į savo projektą įdėti ten YAML failiuką, kuriame nurodai savo wallet'o, man atrodo, ten kažkokį tokeną. Ja, kriptovaletą. Ir po to, kadangi tu esi open source projekto savininkas, tu už tai ten kažką gausi. Na, čia tas įsidėjimas YAML kaip įrodymas, kad čia šitas projektas yra mano. Jo, ir tada prasidėjo. Visokie, nie karto, niekur ne open source, geriausiu atveju tenai per pastarąjį tenai mėnesį forkinę keletą projektų, kad įrodytų, kad kažką. Tiesiog padaro pull request'ai kažkokį rimtesnį projektą. Tiesiog pull request'ai tiesiog YAML failiukai įdeda. Su mintim, kad praeis. Jo, kad praeis. Ir kai kurie pastebėjo, tik maždaug, kas čia per velnius. Čia, vieną mačiau komentarą tokį maždaug, kas čia? Čia aš tiesiog aš turiu failų šito sudėtų, va čia dėl to čia. Bet sako, bet čia nieko to nebus, čia nieko nebus, tai viskas. Bet daug atsirado tokių skamerių, kurie nori pasinaudoti šito skamo. Tai dar vienas kripto skamas. Man čia primena tą bairį, kur kiek čia lietuviai, man atrodo, dalyvavo, ta prasme, išmelžiant pinigų iš ten Google ir Amazono feikinę sąskaitą siunčiant. Jo, čia vienas lietuvis prisimtinėjo, sakė, būtent, kad tipo... Tai čia toks irgi analogiškai, žinai, tipo, čia įdėkit šitą koduką, čia kriptovaletą, žodžiu, daidį ir su tą mintim, kad, prims, ta prasme. Čia vis tiek niekas nežiūri. Tai vis tiek niekas nežiūri. Čia gal sors, čia bet kas, kaip gali įkišta, nebūtinai. Bet iš tikrųjų, iš ko ten tą generuoja, tai ten TXYZ labai taip, kažkaip, kaip čia pasakius, vangiai aprašyta, veikliai. Kaip vangiai, daug spalvotų mygtukų. Daug spalvotų, bet informacijos, iš kur jie ten, kas ten tos per... Nes maždaug yra naudų, nori prisijungti prie šito projekto. Vat gausit naudų, jeigu prisijungsit. O tai ta prasme, čia kažkokie realūs pinigai ir kas, iš kur jie generuoja, ką jie daro? Aš kaip supratau, kad, ta prasme, bent kelios įvardintos tokios problemos buvo, atsimeni su tuo, dabar galvoju, kaip vadinasi JavaScript'o šitų bibliotekų repozitorija, NPM'as. Ir visi tie bairiai su ten leftpado ir panašiai. Tai aš kaip supratau, kad jie su šituo TXYZ bando spręsti, tiksliau, jie teigia, kad bando spręsti šitą problemą, tai yra užtikrinti autentiškumą projekto konkretaus ir užtikrinti autentiškumą kontributorių ir juos ten kažkaip sumepinti ir apmokestinti. Apmokėti jiem kažkaip, kad, nes irgi viena problema, kad, bet taip paskaitai jų ir neaišku. Nežinau, mane tai užnisa tokie puslapį, kur, ta prasme, išgirsti kažką, atsidarai puslapį ir ten arba labai daug teksto, kur ten nieko apie tai, kas čia per produktas. Arba daug paveikslėlių, arba video, kur 30 minučių, kur ten it is no problem situation, sir. Taip, nežinau. Tai jeigu kas šiandien koderių, tai nepasimokytum šitą dalyką. O ir jeigu kas žinot, pakomentuokit komentaruose, gal aiškiai galėsit paaiškinti, kas tas yra. Mes bandėm čia prieš įrašinėdami ir nedašylo. Dar viena kriptošyza. Ja. O su tai šiaip pull requestų skemais, tai šiaip man atrodo GitHub'as turėjo problemytę. Jo, jis ten turėjo problemytę kitokią šiek tiek. Daug klonuojama projektų, kur projektas nieko nesiskiria nuo originalaus. Net pavadinimas tas pats, visa kita. Bet kur nors obfuscatintas malicious codas. Koks nors base.4 įdėtas hashas, kuris ten mainina gal tau kažką tai ar kažką tai daro. Ir taip aš net vieną pavyzdį mažiau, kur maždaug žiūri į kodą, viskas tvarkoja, gražu, ir tiesiog pamatai, kad apatinis tas scrollas į dešinę scrollinį,
šmotas. Execute ten kažkokį tai hashą. Ok, labą dieną. Pull requestas, žodžiu. Jo, ir tokių, kaip supratau, čia milijonai. Tai ten milijonais automatizuotas. automatizuotas. Milijonų tokių automatizuotas tas klonavimas, pridėta tokių. GitHubas jas šalina, bet ne visus spėja sugaudyti, nes jų ten labai daug. Nu ir šiaip, ta prasme, ten kartais, manau, kad kartais gana sunku atskirti, ar tai yra čia validus forkas, ar klonas, ar čia automatiškai, žinai, kažkas bombina. Bet čia turbūt viena iš tų klasikinių problemų, kur turi GitHub'e projektą kažkokį, kuris yra apleistas, bet yra kažkoks jo naudingas forkas, kur tam pataisyti bagai, žinai. Jo, ir jį main nenueina. Taip. Tai yra gana įprasta praktika pasieškoti to pačio projekto, ten forkų ar branchų forkų. Jo, branchų forkų ir žodžiu, ko pasiekoja, ten koks nors forkas atsigula į, ten nežinau, kokį pipą ir ten instaliuoja, žinai, teisingai atrodo iš pažiūros pipo modulį ir jis ten iš analogiškos repozitorijos parsivelka visus savo sorsus ir žiūri, kad biški mainini dalykus. Žiūri kažką tai kompas rūksta. Čia man atrodo proof of concept kažkas netgi darė šito pipo repozitorijose, ten buvo idėja tokį keletą modulių, kurie ten, vietoj į didžiosios L mažoji, ar ten... L mažosios į didžioji. Arba double L, ar ten triple L. Arba O vietoj nulio. Arba O vietoj nulio, bet kur dažniau, kur, žinai, gali netyčiamis taipint. Ir tiesiog skaičiavo, kiek tokių žmonių prasisiųsti tą eksperimentinį malicious kodą. Ir tas malicious kodas, tai tiesiog ten išdropindavo paveiksliuką į home direktoriją, žodžiu, ir nieko. Bet truly malicious tokių pasitaiko vis. Kuo toliau, to daugiau. Jo, tai, žinai, ten tiek NPM modulių niekas nereviewina, tiek pipo turbūt visus ten reviewint mažai šansų. Tiek dabar tos pačios problemos su visais ten Microsoft'o storais, kur ten 30 kopijų LibreOffice'o už $5. Jo. Ten tai įdomiai. Ir lygiai taip pat Ubuntu šito tokį keiksmažodžių. Snap'ai, tai šios raidės. Jo, apie Microsoft'ą. Beje, GitHub'as visą Microsoft'ą priklauso. Microsoft. Bet čia turbūt niekas jau nebeišpirks jau. Kiek ten kainavo? Milijardais. Nežinau, tokio gal per didelio initiatification'o nėra, nes man atrodo labai tenai būtų didelis. Galima pasiginčyti, pavyzdžiui, yra dabar tokių durnų. Ne, durnų yra, aš nesakau, kad nėra, nėra didelio. Didelio, okei. Kad būtų iškartinai viskas fucked up, reklamos ant kiekvienos eilutės, žinai. Bet tokių užnisančių yra, pavyzdžiui, padarai pull requestą ir gali paprašyti kolegų, kad pareviewintų. Ir dabar yra uždėtas toksai apribojimas, kad tu gali tik vieno žmogaus paprašyti, o jeigu nori antrą žmogų, daugiau negu vienas žmogus paprašyti, kad tavo pull requestą pažiūrėtų, tada reikia kažkurį tai tairį nusipirkti, vienu žodžiu, brangesnį tairį turėti subscription'o GitHub'o. 3 dirbant, žiauriai užknisa. Aš dažniausiai vienas dirbu, tai ne tiek pastebiu. Tai va, tai gerai, Microsoft'as. Mes čia aptarėm jį praeitą savaitę, kad ten buvo nuhakinta ten visokių C-level žmonių mailai, accountai, rusų hakerių. Dabar tie rusų potencialiai. Čia dabar prisėmė jau, man atrodo. Jo, dabar jau prisėmė ir jie ten vos ne irgi žinoma, kad jie yra state blessed. State finansuota. Tai tie patys hakeriai pasinaudojo, kaip supratau, tais pačiais ten kažkokiais prisijungimais. Jie dabar priėjo prie Microsoft'o vidinių repozitorijų kodą. Vėl pamatysim, kaip kažkada buvo Windows ar ten XP kažkoks kodas buvo nulykinas, tai ko gero vėl kažką pamatysim. Atrodo, jo oficialiai kol kas dar Microsoftas nepaskelbė, ką konkrečiai nulykino. Ne, tai jie nenulykino, ta prasme, jie sako, kad jie turi priėjimą prie source. Okay. Ar ten kažką nuklonavo, ar nusirbė, nepasakė, tiesiog tipo, jie turi priėjimą. Taip. Tai ką jie su to darys ir šiandien, kaip suprantu, ne tik prie repozitorijų, bet ir prie daugiau visokių vidinių tenai kažkokių tai sistemų. Bet ten oficialiai, kaip supratau, pats Microsoftas teigia, kad gavo prieigą prie senų accountų, kurie kaip ir nebenaudojami, bet jie neturėjo two-factor authentication enabled. Bet kažkaip vis tiek prieina prie to repozitorijų. Kažkaip tai
Nu vat, o Niderlandai nori prie Microsoft'o pereiti paštą. Ne tik turbūt paštą ten, bet... Daugiau kažką. Nu. Nežinau, su to Microsoft'u čia pastoja tos problemos, kur čia buvo, kad atleidinėjo krūvą žmonių, kurie QA-um užsiema, bet ten, nu, ta prasme, 4 ženkliai skaičiai. Ir po to išeina update'as Windows'ės ir pusė sistemų nebepasibūtina ir toks upsyk. Tokie labai laiku atleido. Ja, nu tai čia žinai, čia kaip šitas Muskovskis atleido tenai krūvą žmonių, kurie tikrino ten turinį, kad nebūtų kažkokių tai, žinai, botų, nu ir paskui prasidėjo tenai krūvą botų. Nu, tai kaip tai jis puikiai atlieka šitą funkciją botų gaudimo, ar ne? Pats būdamas botas. Savas pažįsta. Aš tai matai, dar turiu Twitterio accountą. Twitterio. X-o. Aš jau nebe aš uždariau. Tai va, aš dėl to ir sakau, žinai, bet, nu, ta prasme, jau kuris laikas jau jautėsi tas influxas kaip LinkedIn'e, visokių spamerių, skemerių. Niekas nepasikeitė, tik dar biškai reklamų daugiau atsirado. Bet čia, žinai, ta standartinė problema yra 2 žmonės, su kuriais galiu susisiekti tik per Twitterio messages. Buvo 3 paskui, dabar su manim kitaip reikia susisiekti. Apie lygus, apie saugumus. Čiagi Tamo dabar paskelbė ten, kiek gal 120 000 username passwordų išlindo. Tamo sako, kad čia nebuvo jų. Ne jų kaltė, ne iš jų sistemas neįsilaužta. Ir tarp kitko, nacionalinis kibernetinio saugumo centro vadovas irgi sako, kad čia nebuvo į Tamą įsilaužta. Anot jų, tai čia buvo ilgus metus renkami tie prisijungimai per kažkokį tai malvarą, kuris kompose sėdi. Ir tiesiog buvo kažkur tai paviešinti, gal kiek, 150 gal gigų duombazė, kur maždaug username'as passwordas ir kur. Ta prasme, jie taip sako. Kaip ten iš tikrųjų? Ten oficialiai paminėjau kaip pavyzdį, nu tai ten krekintas Minecraft'o klientas, pavyzdžiui. Jo, arba tenai nelegalus Windows. Čia, taip sako, panašu į šitą kampaniją nepirataukit. Nepirataukit, taip. Nu, krekintos softas yra blogai, nes malvaro tau gausi. O kad užeini į kokį nors atrodo legalų puslapį ir tau instaliuoja kažkokį tai JavaScriptą, kuris tau tenai viską maina, tai čia nesiskaito. Per legalų browserį, naršyklę, Firefox'ą. Šiaip nežinau, to nacionalinio kibernetinio saugumo centro ta oficiali pozicija, nu, ta labai keistai nuskambėjo ne tik dėl tokio, nežinau, teiginio, kuris, kaip lietuviškai Occam's Razor vadinasi. Kaip? Occam's Razor. Occam'as kustuvas. O ką tai reiškia? Nu, ta prasme, labai mažai tikėtina, kad, ta prasme, būtent moksleivių, tėvų ir mokytojų duomenys būtent iš malvaro, kažkokio konkretaus malvaro parėjo. Nu, nes techniškai ten tą patį malvarą turėjo pasigauti, žinai, 100 000 mašinų. Konkrečių mašinų. Jo. Ir labiau tikėtina, kad čia tiesiog dampas iš, nežinau, konkretus koks nors Tamo lykas kažkada buvo, sumetė kelis dampus į vieną krūvą, prasmės jau didelės nebemato prekiaujant ir išmetė į viešumą ir tiek. Nes tipo jie ten seni duomenys, tipo maždaug tie jau useris nebeigia. Tai jau niekam nereikalingi seni duomenys, nu, come on, ta prasme. Antras pointas. Tamo naudojasi minimum 12 metų. Nu, minimum. O čia, žinai, kaip sunkiai. Pirmi 8 metai pirmam kurse sunkiausia, tai čia spėjau irgi yra koks nors, žinai. Ir ten, nu, ne tik moksleivių, ne tik tėvų duomenys, bet, ta prasme, ir mokytojų prisijungimai. Ir ten moksleivių susirašinėjimai. Ir susirašinėjimai, taip. Nu, tai čia, kaip sakyti, čia, nu, greičiausiai kažkas kažko nenori pasakyti, nes labai kažkur apsifeilino. Nu, tipo, vykdomas tyrimas ir, nu, žodžiu, bet tie patys Tamo gana smarkiai tyli. Kas, sakau, man dar biškį juoką sukėlė, kad kibernetinio saugumo centro vienas išsakytų teiginių, kad tie duomenys yra potencialiai nulykinti viešai tam, kad užimtų tarnybas nesvarbiais dalykais, kadangi dabar yra kur kas svarbesnių dalykų. Fakt, ta prasme, mažiausiai norėtųsi, kad būtų konkrečiai vartotojom ir visuomeniai paskelbta, kas nutekėjo ir ką daryti. Jo, pirmiausia, pasikeiskite tos passwordus, pasitikrinkit. Elementariai. Jeigu turit pasitikrinkit, ar malvaro neturit. Mažiausiai, ta prasme. Jeigu jau sako, kad nuo malvaro pasigavo. Pasitikrinkit, pasikeiskit. Ir tada, žinai, gerai, Windows'e papigiai nusipirkit, yra dabar tenai visokių pusiau legalių vietų. Arba galima pasimti kokį normalesnę operacinę. Taip.
Matai, dar kitas dalykas, gal nemažai kas naudojasi tais pačiais Tamo ar tais dienynais telefonuose. Jo. Ten jau kitoks biški šūds. Bet jie, ta prasme, jie appsą, man atrodo, netaip seniai ir išleido, ta prasme, prieš kokį mėnesį, prieš 2, kai čia buvo notificationas. Aš žinok, šito nežinau, aš matai, aš Tamo puslapį žiūrėjau. Aš ne Tamo, aš naudoju ten kitą, ten mano dienas, ten nežinau, appsas yra, nėra, aš naudoju tik grinai webinį prisijungimą. O, Tamo po Cloudflare'u dabar. Tai... Praeitą savaitę lyg ir nebuvo. Arba nepastebėjai. Tai kaip sakyt. Kaip čia sakom, vėliava jiem į rankas. Čia įdomu, Tamo nėra mokamas priėjimas už papildomas funkcijas. Jie dabar duoda 2 savaitės, man atrodo, nemokamą. Jo, panašu, kad gruodį publishino appsą. Kažkur naujienose mačiau, kad... publishino appsą ir viskas ištekėjo. Vertinimas jo daug žadinti 1,9. Jo. Iš 5. Nu tai... Nors gal ir seniau išleido. Gerai, toliau. Tvarkoj, tai apie šitos saugumus nekvaršinsim galvos, nes tenai yra daug linksmų dalykų. Man visai knėti, užmatyta Donbazė, realiai pačiupinėt, bet kažkaip kuičiau, taip neužmačiau. Jo, sakė, kad yra, bet taip rasti ir nėra kur. Gal yra kur, tik tai reikia paieškoti turbūt pakankamai. Nes, jeigu tai yra didesnis dumpas, didesnis lykas, tai ten pagal kokius ten keywordus greitai nesusiranda. Nemanau, kad surasi pagal Tamo DB. Matysim, aš dar Nepasidavė dar. Man nepasiduoda. Sėkmės, tam kartui papasakosiu, kaip sekėsi. Gerai, WordPress'as siūlys paslaugas, siūlys turinį rašyti su AI pagalba. Jo, ir ten kažkaip ne tik, kad su AI pagalba siūlys, bet pasirodo jie visai... Iš esmės pardavinėjo turinį, iš esmės agreguotą visokiam dėjėjim training. Jeigu tu naudojasi tuo jų WordPress.com šituo paslauga. Arba naudoja Jetpacko pluginą. Jo, kuris irgi, man atrodo, yra kažkiek mokamas berods. Pilnai norint jo naudotis. Jeigu pats self-hostinį, tai jeigu ir to plugino neturi, tai tada gal nieko baisaus. Kol kas. Bet jeigu ką, tai reikia ieškoti po truputį kažkokios turinio valdymo sistemos. Ten patys. Joomla. O Drupal. Tik ne. Su Joomla tai aš turiu tokį prisiminimą gerą, kažkada vienam dienos centrui teko puslapį kurti. Čia dar vidurinės laikais ir, tokiam ankstyvam paaugliui. Joomla iš karto. Ne. Tai buvo visiškai custom-made'as. Ta prasme, gražiai ten HTML-inės lentelės, ten tokios pastelinės spalvos, ten registracija, prisijungimas, ten MD5, hashinimas, visa kita. Tas puslapis puikiai veikia, ta prasme, buvo klaikus iš kodo pusės, kadangi tai mokymasis. Ir ilgainiui bėgant, net kitas bišas prisėdo prie to puslapio, padaryti teisingai, tvarkingai ir paleido Joomlos instansą. Ir po to, kai paleido tą Joomlos instansą, ten po kokio mėnesio pradėjo visokie į dienos centro elektroninį paštą, ten iš Vokietijos policijos notificationai, kadangi hebra, jūs kidiporno šėrinat sydinat iš savo Joomlos puslapio. Pasikapčius po logus paaiškėjo, kad tiesiog krūva botų, kurie skenuoja pažeidžiamus Joomlos instansus, ieško pažeidžiamų Joomlos instansų ir naudoja jos storage'ui pornografijos ir kitokio briedo. Ta prasme, ir čia užtruko mėnesį, up to date Joomlos versija, ten pluginų minimaliai, ir po to kažkaip aš pasakiau, nafik, gal ta Joomla lieka Joomla. Gerai, grįžtam prie WordPress'o. Kažką tenai nieko labai pardavinėja duomenys AI-um ir jeigu jūs naudojatės to WordPress'o arba tuo Jetpacku, tai nieko nepadarysit, jūs ant jūsų treniruosis. O šiaip, kokia tavo, mūsų mylima dailininkė labai nusprendė, kad išsitrins savo WordPress'ą seną, kurio nenaudoja. Kokia tavo pozicija? Tu paliktum ar... Matai, aš turiu keletą puslapių, kuriuos prižiūriu, kurie yra WordPress'iniai. Tarkime asmeninis savo ten. Asmeninis tenai kažkokie, bet aš aišku jokių šitų Jetpackų nenaudoju. Prasme, man tai yra ok, nes jis paprastas ir
vartotojui, nes, pavyzdžiui, kokios kitos, tai tenai žinai, kad ten susikonfigūruoti, ten, kad kažką tai parašyti, kad tenai turi hrien znait kur eiti ir kojas nusilaužyti. Ten yra pakankamai paprasta, tai iš tos pusės gerai. Pakankamai. Palyginus su kitais pakankamai paprasta, nes ten yra maždaug rašai ir parašai, žinai, ir viskas, ir turi. Tai dėl to aš, kaip sakyt, bet jeigu pradės visus WordPress'o šitos pardavinėt, nu tai kai kurių pagalvosiu. Bet tai čia, žinai, dar toksai gaunasi, aš spėčiau, kad vis tiek dalis tų WordPress'o saitų vienaip ar kitaip jau iškraulinta ir sušerta. Tai jo, tai Google ten ir panašiai, nes tenai SEO pas juos neblogas, tai sušerta, bet, nu, toks labiau principinis, žinai. Taip. Čia kaip pasišalinti iš Twitterio, ar ne? Nes aš Twitterį nebesinaudoju, man Mastodone buvo viskas. Šiaip aš dėl to iškraulinimo čia ne veltui sakau, nes vėlgi užmačiau tokį projektėlį, kuris vadinasi Common Crawl. Ten jau pointas yra, tiesiog kraulinti webą ir tai daryti gana skaidriai ir suteikti žmonėm atvirą prieigą prie to webo sukraulintų dalykų, web crawlerio. Ir esmė tokia, kad jie ten followina visus ten tos robots text ir panašiai. Ir ant jo datasetų yra padaryta keletą tokių įrankių. Vienas iš jų tai yra tiesiog pasaulinė WordPress apskaita, sakykime. Iš to web crawlerio domenų bandom išskaičiuoti, kiek kokių versijų, kokios versijos figūruoja pasaulyje, kiek WordPress'ų saitų po skirtingais domenais, kokie ten teksto encodingai ir ten panašiai. Toks buvo visai įdomu, kad su LT domenu yra šiek tiek virš 30 000, bent 30 000 WordPress'o saitų. Ten kai Latvijai bemaž dvigubai mažiau turi, Estai ten irgi 20 000 su trupučiu. Toks visai... Žinai, kiekvienas nori pasidaryti, norėdavo. Jo. Čia kaip savais laikais kiekvienas ten norėjo turėti Geocities puslapį su guestbooku, tai čia... Ja. Na jo, ten counteris būdavo. Oi, counteris. Pačioj toks, gali pasidaryti gražų puslapį, pačioj toks šlikštus tas counteris. Kelintas tu esi šiandien ir kelintas esi iš viso. Vakar čia Vilniui tokį gavau motyvuojantį. Šiandien esate 0. Čia fizinis tablo skaičiuojantis dviračius, žinai. Po vidurnakčio eiga? Jo. Pirmas. 0, nes tu... 0, nes nedviratis. Taip, nedviratis, tu pėsčias. O šiaip, dėl to pačio dėjaus atsisakymo dalyvauti treniravime, sakykime taip, ten keletą tokių, vėlgi, iniciatyvų, projektų kilo, vienas iš jų tai Nightshade. Vėlgi ta pati mūsų mylima dailininkė vis akcentuoja. To Nightshade visa esmė turbūt yra įterpti į tavo piešinius, nuotraukas ar kitą grafinį turinį pikselių, kurie yra įterpiami tokiu būdu, kad naudojant tuos imidžus, traininant neural networką, jis pradeda išsidurinėti. Jo, tas neural networkas AI'us, machine learningas, nemato to, ką mato žmogus. Taip. Nes žmogus mato tokį didesnį vaizdą. Šunį, pavyzdžiui. Jo, žmogus mato vaizdą, šunį ar kažką, o kadangi tas dirbtinis durnius, jis skanuoja papikseliui praktiškai. Taip. Jis ten mato kitaip ir gaunasi, kad jis mato jau ne šunį, o mato klouną. Arba nuorūką. Ir dėl to čia labai šitas Nightshade, manau, ir daugiau yra projektų. Jie šiaip kaip kažkas pasakė, jeigu turbūt rimčiau pamatai, tai gali pastebėti fiziškai tą skirtumą šiokį tokį, bet jis yra esmė, kad nevokt stiliaus šitų dailininkų. Nes būtent esmė, nes tu gali, pavyzdžiui, kokiam šitam Dali ar kuriam tenai pasakyk, padaryk man piešinį kaip koks nors Jim Davis, čia Garfieldo piešinį. Padaro tokiu stilium, tokį padaro piešinėlį. O jeigu tu dabar pasakysi, padaryk man piešinį stiliaus kaip Laimės kūdikio, hrenuškai gausi. Jo, nes ten stilius jos, žinoma, man asmeniškai tai labai estetiškai. Labai smagus, labai gražus, viskas tvarkoj ir jis savo šitos apsaugo dalykus, savo piešinius saugo šito Nightshade. Bet keikėsi, kad ten daug resursų valgo, aš galvoju, gal reiktų kokį instansą pakurto Nightshade,
Bet po to žiūriu, kad jis kol kas tik tai ant Windows'ės ir ant Mac'o ir ten konkretus GPU palaikomi ir circle source. Ta prasme, jie ten... Tai aš manau, laiko klausimas, kada atsiras kažkokių open source'inių šitų dalykų. Ten vienas kitas šmėžavo, vienas kitas projektas, bet kažkaip tas Nightshade'as labiausiai iškilo. Ten šiaip Nightshade'as ten dabar apima to, kad Mac'ose veikia. Ai, nu tiksliai, jo, Mac'ose veikia. Jo, žinai, visi piešia ant Mac'oso. Ir šiaip, tą Nightshade'o puslapį atsidarius buvo biški keista, kad ten pagrindiniai developeriai, nu tai kinai iš čia vardų pavardžių, ai, nu čia Josephine, kokia tai nors... Wu, Ding, Zheng, Zhao. Nu, bet jie ir skundėsi, kad truputį trūksta jiem resursų open sourcing, trūksta resursų padaryti normalų Linuxų supportą, trūksta resursų išplėsti supportinamų vaizdo kortų šeimynam. Nu, tai jo, tai aš manau vis tiek naudoja tas vaizdo kortas, su kuriuom ir tas pats AI treinasi, taip sakant, Nvidia, CUDA. Jo, Nvidia, veikiausiai Nvidia. Buvo projektas, žinau, kur AMD kažkiek supportino. Projektas, kuris CUDA kodą vertė į tai, kad AMD šitie grafiniai plokštės palaikytų. Ir AMD užraukė, tas žmogus tą open sourcino ir man atrodo dabar jis turi problemų su Nvidia, jį dabar puls, nes čia jų CUDA jie skaito kaip ten... Interfeisas pavogtas. Jo, kad va tokie translatoriai, man atrodo, jų šitam licenzijai dabar yra, kad translatoriai yra ten nelegalu maždaug. Taip, okei, tas Zluda turbūt. Jo, Zluda. Zluda. Tai jo. Čia grįžtam atgal prie kokios nors bylos, kur dėl Javos, ten, kas ten buvo. Android Java, tipo. Kas ten dabar teisėsi? Šiaip buvo kažkada tai Google'as su Oracle'u. Google'as su Oracle'u. Nes kas yra Android'as? Tai yra Linux'o tipo kernelis. Jo. Tai ir ant viršaus ten Javinis visas apvalkalas. Tai ir Oracle'as tipo maždaug norėjo tų pinigų iš Android'o. Nepamenu, kaip baigėsi, bet ten ilgai tąsėsi po skirtingas instancijas, po skirtingas šalis. Kažkuo tai baigėsi, man atrodo, gal susitarė. Arba dideliais pinigais, žinai. Nu tai taip, tai susitarė dideliais pinigais. Žinai, čia tokios korporacijos, kurios šiandien galėtų valstybės urmų pirkti. Supreme Court declares, nu tai visgi paskelbė, kad Google'o naudojimas buvo teisėtas. Na tai ir valio. Po 11 metų teismų. Ką dar turim kažką, tai mes čia šiandien. Aš šiaip bendrai tokį norėjau bendresnę temą užkabinti. Žinai, visas WordPress'as, Mastodonas, visa kita. Man labai stebino truputėlį, kad, nežinau, toks jausmas, kad Latvijai labiau tos socialinius tinklus adoptina. Kokiam Twitter'į, pavyzdžiui, tai Latvių kur kas daugiau ir jie kur kas aktyvesnė, lyginant su lietuviais, pavyzdžiui. Prasinešus pro Mastodoną, irgi žiūriu, ten turi irgi nemažą krūvelę instansų, vienas iš jų toks kaip ir labiausiai latviškas, ten 300 narių, toks labiau centralizuotas tut.lv, kur irgi iš pažįstamų nemažai žmonių ir šiaip palyginus aktyvumo. Bet aš nežinau, matai, jo kažkurį laiką buvo, kad statistika, koks socialinis, čia nežinau, prieš 10 metų, koks socialinis tinklas, kokio šaly populiariausias. Kontaktė Rusijoje, Latvijoje buvo Fraip. O, dieve. Tai Fraipas, jūs dar draugėm LV. Taip, draugėm. Kaip pas mus jau buvo Facebookas. Taip, tu diškai atsilikė. Po OneLT, žinai. Nes ten kaip ir jų savas buvo. Taip. Dėl to, kaip pas mus tas OneLT buvo. Jis kaip ir Baltijos šalis apėmė, bet... Jo, paskui išsikraustai kas ten. Matai, vis tiek šiek tiek priklauso nuo to žmonių mentaliteto. Ir galbūt labai priklauso nuo momento. Kažkurio momentu, kai pas mus, tarkim, užsirinkinėjo tas pats Vonas, kažkokios tai išlindo kažkokios tai ryškesnės asmenybės tam Facebook'e. Ir visi nubėgo tenai. Šitam Latvijoje, tarkim, kažkas kita išlindo, tuo metu Fraipė kažkokia gal tenai žymybės, o paskui jos gal tenai persikraustė į Twitter'į. Tų pačių estų, tenai kažkuris prezidentas labai į Twitter'į, man atrodo, reiškiasi. Jo, ir dabar tai prezidentė. Jo. Tai o mūsų, kadangi visi pas mus dabar taip jau ir yra, kad visi pas mus nuo paauglių iki grabo lentos sėdi Facebook'e,
Tai ir tenai, ir tie žmonės, kurie nori pasiekti publiką, sėdi tenai. Toks užburtas ratas. Jie sėdi ten, nes žymų žmonės ten, nes ten publika. Nu, kažkurie tenai, kurie mėgsta ir moka nuotraukas daryti. Įsikraustė Instagramą, kas tai irgi iš principo yra Facebooko spin-offas. Jo. Nu, dabar jo. Bet man atrodo, jau šitas tojus. TikTokas. TikTokas, jo, bet... Aš nežinau dabar, kas trendina. TikTokas, aš kada TikTok appsą įsitryniau ir supratau, kad aš nebegalėsiu prisijungti, nes aš ten buvau prisijungęs per Twitterį. O aš Twitterio akauntą įsijungęs, išsitrynęs, tai aš dabar seną akauntą savo nebelabai gal susigrąžinsiu. Jo, tiksliai. Ten per tokeną jie įima, ne per vardą pavardę. Čia galvoju, man atrodo, mes vieną dar praleidom tokį susijusią iš dalies incidentą. Čia ne per seniausiai Facebookas outage turėjo visai nemažą savaitę. Jo, čia pirmadienį ar antradienį. Aš kaip supratau, kad ten labiau ne tai, kad Facebooko infrastruktūros outage'as, o labiau autentikacijos. Ta prasme, jo, toks jausmas, kad neveikia autentifikacijos būtent tasai servisas. Taip. Ir kažkas sako, kad čia susiję su tuo, kad ten kažkokie tai husių sukilėliai kažkokį laidą nukėlė. Tai Raudonojo jūroje ten kelis kabelius nukalė, bet ten su tais kabeliais gana greitai susitvarkė. Jo, ten... bet tai Facebookas irgi tik porą valandų neveikia. Ne, matai, aš išbandintas Facebooką, tai negaliu pasakyti. Bet ta prasme, neveikia neilgai, ten dieną veikia, paskui nusakau, man buvo negėbina, kad dieną, aš matai, pirmoji dienos pusėje veikia, o neveikia tenai kažkur link vakar, galėjo nuo ryto neveikia. Darbingumas biški kitoks. Mano iš dalies pointas tas, kad Facebookas neveikia, tai nuskambėjo visur. Ir LRT, ir ten per televiziją, ir ten kur tik tai nori. Taip, nes mūsų... Visi tenai, ir visi per tai pasiekit savo šituos. Nes ten buvo šitas down detektorius, ar kaip ten buvo, kad tenai toks geras paikas daug servisų. Buvo ir Facebooko, ir Instagramo, ir net YouTube'o. Tai Spotify'us, ta prasme, dalis hebros vis dar naudoja, žinai, Facebooko prisijungimą prie Spotify'ų, žinai, ir katės skundėsi čia iš pažįstamų. Tai čia šitas incidentas jau ne pirmas iki panašus incidentas kartojasi. Čia prieš kokius metus, pusantrų buvo panašus incidentas, bet jis užtruko šiek tiek ilgiau. Tai irgi ten autentikacijos visi jų serveriai nueidinėjo. Ir turbūt didžiausia problema buvo tokia, kad tas incidentas nutiko savaitgalį. Ir Facebooko darbuotojai negalėjo patekti į ofisą, kadangi jie susintegravę, autentikaciją su įėjimu į ofisą, ir ten buvo... Savo infrastruktūrą palikę ant savo šitą... Taip. Tai yra logiška, žinai, kur, ta prasme, tuo pačiu, kas čia pypsi, tuo pačiu išbandyti, Mastodonas pypsi. Va, mes negyvai transliuojam, tikiuosi. Ne, mes čia transliuosim. Jo, kalbant, šiaip man toks gal... Išjungtą Mastodoną, kad nerėkautų. Ne, čia ne Mastodonas, čia dar senesnis daiktas, čia Google Talkas. Jo, mums tai iškyla dar klausimas, gal irgi klausytojai komentaruose galės pasakyti, ar mums verta į kažkokius plėst savo auditoriją, į visokius lystikos solis. Jo, ar lysti kažkokius YouTube, nes kažkam paklausi, kažkam jau pasakai, padarom tokį. O kodėl nėra Spotify? O kodėl nėra YouTube? Manęs tai klausė Spotify'os būtų. Kodėl nėra YouTube ar dar kažkur, tai mes galvojam, ar čia pasilikti ideologiškai švariems ir nelysti tuos dalykus, ar nelysti. Man visai ta tokia... Ne, kad savo turim čia visada šitas labai pliusas ir tiesą sakant, mes tą kasdo puodą, taigi visai galim smagiai pasidalinti su daugiau, nes jis nėra grinai mūsų, jis yra... Taip, vienas instancas, bet ten podcastų galima dėti skirtingų, kiek tik tai lenda. Kiek tik lenda. Terabaitas, kiek tenai mačiau yra. O kiek liko? Truputį daugiau. Tai va, tai čia jeigu kas nori, kaip sakyti, rašinė, tai mielai prašom. Pasakykit mums iš pradžių. Jau valandą šnekam. Tai kaip sakėm, daug įvykių. Ir po to vėl žmonės skųsis, kad nėra YouTube ir virš valandos. Sorry. Bet, kitą kartą. Aš šiaip tik tai dar truputėlį grįžtant prie to, nežinau, čia filosofinio, nefilosofinio, politinio, ar kokį tu žodį naudoji? Ideologinio klausimo, tai man patinka Kastopodas dar ir dėl to, kad su juo galima išmokyti žmonių naujų / senų triukų. Prisimint, pavyzdžiui, kas yra RSS.
Jo. Ir kad pasirodo prie Google Podcast kliento ar prie daugumos podcastų kliento gali prisidėti feedą tiesiog su RSS-o. Jo, ir aš kaip supratau, tas pats ten YouTube, Spotify, jie per RSS-ą pasiima šitą. Taip, lygiai taip pat, jie darytų iš esmės tą patį kaip ir klientas, ir parsipūstų kopiją, žodžiu, MP3 ar ten OG ir po to retransliuotų. Restreamintų, gerai, transliavimas čia labiau radio terminais. Nu, bet kaip skaitosi Spotify'us, skaitosi transliavimas servisas. Jo, bet, man tai asmeniškai nesinori pelno didinti Spotify'us iš vienos pusės. Bet... Jo. Bet čia toks dar klausimas padebatavimui. Mes niekur neskubam, mes čia kaip... Mes vis dar mokomės. Dar pastebėkit, mes dar su vienu mikrofonu pasiskolinti įrašinėjom. Dabar su kitu mikrofonu. Bet pasiskolim. Gal norit kas nors pafunduot, mikrofoną užpirkti. Pareklamuosim marškinėlius, žinai. Paslaugas kažką. Podcast'ą eterį, žinai, kokie puikus marškinėliai. Jeigu ką rodau savo marškinėlius, dabar matote, gerbiami klausytojai? Jo, mes nefilmuojam, nes baisus esame. Gerai, užtek šiai dienai, dar reiks prisimontuot per šią savaitę. Sekantis kartas, kokį porą savaičių, nes aš kitą savaitę, aš kitą savaitę gali negalėsiu. Ta prasme. Tai rytoj tada ir išniem. Tada viso, nežinau. Iki malonaus. Gero, nežinau. Gero klausimo. Kažkaip šito, žodžiu, gero laiko, gerbėmieji.